Aš augis, jo, ruros plaukai. Dar žinomi kaip šiknaplaukiai. Kam jie reikalingi? Galit man kas nors iš tą klausimą sakyti, kam yra reikalingi šiknos plaukai, pavyzdžiui? Mano brolis yra medikas, ane? Ir aš jam uždaviau šitą klausimą ir jis man, žinai? Taip, kad plaukė šikdamas nesušaltum. Jo, geras. Bet šiaip sako mano brolis medikas, kad reikalingi dėl 3 dalykų. Pirmas, kad žandai nesuliptų. Antras, kad šikant šūdas apsiveltų. Ir trečias, kad nuorintų bezdalą. Žinot, kaip tu slerkiau. Užsisukė ant ginklą, žinai, ir toliau šaudai, žinai. Jo, ne per seniausiai grįžau iš Amerikos. Ir Amerikoje pamačiau daug gerų dalykų. Daug ir blogų dalykų, pamačiau ir fentinolio, ir benamių ant fentinolio. Ir aš kai draugui pasakau visą šitą, sako, tu bandei? Sakau, ką, fentinolį? Sako, ne, benamių. Benamių nebandžiau, bet šiaip Amerikai daug savižudybių, ne, kaip ir Lietuvoje, yra didžiulė savižudybų problema. Ir dauguma iš mūsų paauglystėje, ir aš tame tarpe vienu ar kitokiu kontekstu galvojam apie šitą reikalą, ne, galvojam apie savižudybę, bet vieną dieną aš supratau, kad savižudybė yra visiškai beprasmis dalykas. Žudytis negalima, hebra. Šitas procesas yra automatinis. Mes visi mirsim. Tai kol galite pabandykit benamius. Rekomenduoju. Amerikoje iš tikrųjų yra daug nusikaltimų, žymiai daugiau negu Lietuvoje, ir ant kiekvieno kampo ten tie nusikaltimai, ir tu nenori pradedi galvoti, blemba, o ką tu darytum, jeigu tave užpultų, žinai. Ir aš tada galvoju, okei, žinai, kovos menus pritaikysiu. Bet kuriuos? Nes kai kurie kovos menai žiauriai nepraktiški yra realybėj. Ane? Pavyzdžiui, tai chi, ane? Ateina prie tavęs bičiukas, hey yo man, give me your money! Ir tu toks energetinius kamuolius pradedi sukti. Ką tu, blet, padarysi? Kamehameha! Žinai, arba Hadouken! Ką tu daugiau su tai chi gali padaryti? Tu gali dar panaudoti kovos meną, kuris žiauriai smirda. Kung fu. Tai irgi žiauriai nepraktiškas reikalas, ne, jis ištraukia ginklą ir tu toks, ar matėt, kada nors gatvėj morozai daužosi, eina aiškinti santykių ir vienas toks, nu dabar palauk. Nepraktiškas, žiauriai realybė dalykas. Ir šitoje vietoje pavydžiu žydam labai, nes jie visi moka džiudžitsu. Jo, ne visi pagavo, bet šitą man Amerikoje žymiai labiau patiko negu šiltuose kraštuose, nes man visi šilti kraštai yra vienodi. Nusileidi lėktuvu, išlipi, tenai smirdami žolais, prisistato vairuotojas Rakesh. Ir sakau, hello mister, where are you going? Okay, I'm taking you there, okay, let's go. Jis sėdat pasižinai autobusiuką, tu po 9 valandų skrydžio, nori ramybės, nori tylos, žinai, jis sėdi. Ir pasiblet ant panelės žvangalų 19, žinai. Tudai sudai, žinai. Sapnų gaudyklė kaba. Seniai, čia jeigu prie vairo užmigtum, ar te kanto sapnų gaudyklė, žinai. Ir jis būtinai radiją jungs. Paspaudžia radiją, žinai, o pas jos radijas, nu visi žinom koks. Ir tu toks sėdė, fuck, žinai, jam būtinai kažkas dar užkiš kelią, užkiša, žinai, ir jisai... Nu, nėra tos ramybės. Nėra. Nori pailsėti po skrydžio, žinai. Žmonės manęs klausia, ar tu norėtum Amerikoje gyventi. Aš sakau, ne, man gerai Lietuvoje. Man ir Kaunas patinka, Kauno senamiestis, ne? Kauno senamiesčių važinėja tokie smartukai, kur žmonės va taip jos vairuoja. Žinai, jie atrodo kaip spogai. Ir aš laukiu, nesulaukiu, kad aš apturėsiu pakankamai pinigų, nusipirkčiau, žinai, va tokį mažą smartuką, žaliai nudažysiu. Ir 4 ryto prie draugelio namų, žinai, ding dong, jis išeina. Fuck, kas yra, žinai, aš toks. Nėra kada aiškinti, sėsk į žirnį, važiuoja. Ir važiuojam gelbėt pasaulį, žinai, saulėlydį kažkur, žinai, su misija išgelbėt pasaulį nuo kažko. Aš esu tikintis, ane? Ir aš nuvariau Amerikoje į mišias. Ir ten žinot, kaip ir, oh, happy day, when Jesus walked, oh, happy day, ane?
Kas nežinot, pasižiūrėkit dokumentinį filmą apie Ameriką, Didžiosios Matušės namai. Daug ką suprasit. Ir aš grįžau į Lietuvą, nuvariau Lietuvoje į miščias ir toks didžiulis kontrastas. Stovi kunigėlis, vietoj Happy Day aš girdžiu, žinai, veda pamokslą apie praeitį, sako. Vakarykštė diena jau yra praėjusi, nes vakarykštė diena jau yra praeitis, o šiandien yra nauja diena, nes vakarykštė diena jau yra praeitis ir šiandien jau yra kita diena, nes vakarykštė diena jau praėjo, žinai. Toks sėdžiu, bandau suvirškinti, žinai, ir šalia manęs dvi babos sėdi. Bet tai tikrai? Taigi tikrai vakarykštė diena praėjo, taigi tiesą sako žmogus, žinai. Nu jo, perina. Aš esu iš Aukštaitijos, iš Panevėžio, mano kursiokas iš Plungės, Žemaitijos ir mes vieną kartą su juo susiginčiam, kieno marozai baisesni. Aukštaitijos ir Žemaitijos. Sakau, žiūrėk, mes aktoriai, ne, dviese. Sakau, davai, suvaidink Žemaitijos marozą, aš Aukštaitijos, žinai. Aš pradedu vaidinti Aukštaitijos, žinai. Gerai, ką čia smūkais? Duod šaips, greit, kur čia, žinai, vaikšti, kur čia vaikšti? Visai baisu, ne? Ne, bet Žemaitijos marozai biški kitokie. Sakau, davai, tu parodyk Žemaitijos. Ir jisai toks, nu žinok, sako, žymiai baisesnį. Nu, davai, parodyk. Nu, ko čia dara? A tu žinai, kur tu esi? Tu tik veinsa, mes 5. Atidaug visus pinigus. A nori marmūzį, žinai. Aš tai galvoju, seni. Aš jums paprašykit manęs gražiai, aš jums atiduosiu tos pinigus, net negrasinkit, žinai. Man patinka marozų stebėti iš tikrųjų. Ir manau, ne man vienam, gal dėl to Maibakas turi tokį didžiulį auditoriją. Ypač patinka per LGBT eitynės man jo stebėti, žinai. Eina gėjai ir marozai visi, pydarai, pydarai, pydarai. Žinai, eina lesbietės, marozai. Eina gėjai vėl, pydarai, pydarai, žinai. Ir daug žmonių dabar bijo karo ir kai kurie žmonės sako, oi, čia nebe tie laikai, kas tą Lietuvą gins, taigi čia kas antras gėjus. Aš sakau, taigi gerai, čia yra gerai. Sako, ta prasme, kodėl gerai? Tai gerusai homofobai. Mes įbauginsim prieš. Įsivaizduokit, jeigu pirma divizija juos va taip pasileis, žinai. Kelnis prišiks. Ateis iš užnugario ir duos jiem iš užnugario smūgį. Spekopsus pasiūsim. Jokauju, šiaip nieko prieš LGBT bendruomenį neturiu. Turiu draugelį, kuris yra gėjus ir iš labai gerų bairių pašaudo. Sakau, blem, koks tu jokingas? Tu gal homikas? Jo. Man patinka šiaip lietuviški keiksmažodžiai, už vis labiausiai. Keiktis reikia lietuviškai. Man kai buvo kokie 7-8 metai, važiuoju su tėvu iš kažkur ir kažkoks gaidys įkala mum į galą, žinai. Ir mano tėvas toks, nori taip nusikeikti, šalia aš sėdžiu, žinai, 7 metų vaikas iš to, nu tu. Nu. Pyst per vairą taip. Rogės. Nu aš įdesnio keiksmažodžio nesu girdėjęs. Rogės. Jo, aš gyvenu su sužadėtine ir esu to labai patenkintas. Jinai su manim ne dėl pinigų, bet jinai prie šaibų yra. Aš ne, bet jinai jo. Ypač kai aš būnu užvalgęs kopustienę su pupelėm, dar pieno išgėręs prieš naktį ir verdžiaus ant kito šono lovui, žinai. Tada jinai būna prie šaibų. Žinot, kai būna toks geras bezdalas, kad pilvą žiauriai skauda, pilvas tiek išsipūtęs ir tu taip po biškį išleidai, tas skausmas mažėja, mažėja, pilvas mažėja, žinai, kaip tas balionas, kur... O. Ir žymiai geriau jautiesi iš tikrųjų po to. Jo, tai galiu sakyti, kad visas šaibas išleidžiam sužadėtines. Kaip dauguma vyrų. Ir aš žinau, kad vieną dieną, nu, vis tiek reikės mirti, ne? Mums visiems reikės mirti. Ir aš norėčiau mirti jos rankose, žinai. Taip romantiškai, taip guliu jos rankose, pasižiūriu ją į akis ir sakau, mažutė, žinai, noriu tave paskutinį kartą pabučiuoti, paskutinį kartą tave apkabinti, žinai. Ir aš žinau, ką jinai man atsakys. Jinai man atsakys, tu, blet, nematai, kad aš nenuotaikiu, kas tau yra? Ne, pagal tave visą laiką viskas turi būti, blet, bučiuotis užsinorė, eik tu šik. Gerai, gerą vakarą visiems, ačiū labai.